Kad PSD nemokė tiek, kiek jie nori, kur mano PSD nueina. Ne, solidarumo, čia yra solidarumo principas. Bet Jums nereikia, nesvarbu solidarumo principas. O valstybė draudžia visus pensininkus, jie patys nemoka. Tai aš moku už juos dabar, už tuos. Ir valstybė drausdama pensininkus, už juos sumoka, už kiekvieną iš jų sumoka 2 kartus mažiau, negu dirbantis žmogus sumoka už save. Iš tikrųjų apiplėšia tą dirbantį žmogų. Apiplėšia. Tiesioginių tekstų. Ir tada, jeigu valstybė jau draudžia, tai sumokėk tiek pat, kiek ir tas dirbantis žmogus sumokėjo. Bet jiems per daug. Ir tada, kiek duosit pinigų, visada pritrūks. Bet pinigų dabar buvo 800 milijonų sulaikytų. Vyriausybės pasdurkė. Kur jie yra, jau išvežti ar dar yra Lietuvoje? Iš valstybės rezervo dar kur nors kam nors paskirs, nuspręs, kad reikia. Prisiminkit, ukrainiečiai nemokamai vaistus gavo Lietuvoje kaip ir Ukrainos piliečiam pabėgėliai. Nežinau kaip iš kurios eilutės, bet ten jau detalės. Bet Ukrainos piliečiai Lietuvoje irgi gydymo paslaugas, vadinkim paslaugas, negražių žodžių, gavo taip pat kaip Lietuvos piliečiai.